daugiau jėgos. Jėzus sako mokiniams, kad ant jūsų nužengs šventoji dvasia. Jūs gausite jos galybę ir tapsite mano liudytojais. Apaštalų darbai. 1 skyrius, 8 eilutė. Ar esame Jėzus liudytojai ar ne, visiškai priklauso nuo jėgos, kurią gauname. Kai esame arti Jėzų, šventoji dvasia gali veikti mumyse ir mes esame jo liudytojai. Jei esame atsitolinę nuo jo ir mūsų santykiai su Jėzumi šalti, negalime būti jo mokiniais. Nepadės jokios knygos, karštos diskusijos, visiškai niekas. Galime apie jį kalbėti, bet visuomet be jėgos. Žinau, ką tai reiškia. Daugelį metų liudijau jį remdamasis savo paties jėgomis ir nenešioju baisu. Tada atėjo šventosios dvasios galia ir tapau jo liudininku. Be jokių savo pastangų, meldžiantis su kai kuriais žmonėmis, Dievas darydavo stebuklus. Kai tikino žmonės ir jie tapo krikščionimis, taip Dievo jėga mus daro veiksmingais, jo liudytojais. Dievas panaudojo ne mano stiprybę, ne žinias, ne mano diskusijos, ne kito manyje išskyrus tai, jog esu pasirengęs daryti Dievo valią. Mums reikia daugiau tos jėgos. Mums reikia šventosios dvasios, kuris mums padaro liudytojais. Mums reikia viso to, ką yra davęs Dievas, kad šiais beprotiškais laikais laimėtų žmonės jam, Jėzų gelbėtojui. Mes negalime ilgiau švaistyti savo laiko, labai atsargiai atsižvelgdami į tai, ką turime daryti su tam tikromis raštų ištraukomis. Mes norime sugrįžti prie tėvų ir jų darbo, ką darė John Wesley, Moravijos bažnyčia, išganymo armija. Jie buvo nuolat pilni jėgos. Mes norime ir to, ir vėl. Ir jokios negyvos proto evangelijos, pilnos misticizmo, liberalizmo, pompatiškų minčių ir gražios muzikos. Mums nereikia gerovės evangelijos, tautos vedžiojimo ir aliuja krikščionybės, bet paklusnumo, nuolankumo ir Dievo meilės. Dievas atsako savo jėgos ir karštos meilės dvasia. Atsako Jėzaus bažnyčiai ir girdi daugybę maldų. Jis yra tas, kuris kuria gyvenimą. Ačiū Viešpatie, aš esu tavo liudijimas, nes tu gyveni manyje. Viešpatie, man reikia tavo jėgos, šventosios dvasios jėgos, gyventi ir liudyti. Man reikia vis daugiau ir daugiau. Noriu daugiau tavęs ieškoti ir gauti daugiau tavo jėgos. Noriu daugiau iš tavęs tikėtis. Noriu labiau atsiduoti ir tau vis daugiau priklausyti. Daugiau Viešpatie, vis daugiau ir daugiau. Amen.